Rinktinė dalyvauja pagal pajėgumą be 6 nacijų, galima sakyti, 3 divizione, konferencija vadinasi. Šitam lygiai žaidžia 10 komandų. Mūsų komanda dalyvauja šiaurinėje konferencijoje, kurioje varžysi su Čekijos komanda, su Latvijos, Švedijos, Liuksemburgo. Tai gan pajėgi konferencija, bet manau, kad viskas įmanoma. Mums reikalinga pergalė pirmose varžybose prieš Latvius, kadangi žaidžiam namuose, tai sieksim maksimalaus rezultato laimėti su bonus taškais. Toliau sekantis varžovas čekai, tai šiek tiek aukštesnio lygio komanda, jeigu galim pasakyti kitokio kalibro, tai mums bus geras testas visiems, pasitikrinti, pasižiūrėti, ką mes galim, kur mes esam ir tai tokie tikslai būtų. There is no surprises in rugby. It's the basics of the game don't change. They've been the same from the beginning. There's no magic. You just try and coach players and make them understand that if they do the right things at the right time, they get themselves in positions to be able to win the game. But there's no surprise or magic. Latvia knows exactly how we play. We know exactly how they play. It just comes down to the day who does execute their plans the best, and whoever does that the best will win the game. It's simple as that, and hopefully that will be us. Latvijos varžybos nebus išimtis, mes eisim kovoti, eisim laimėti. Stiprioji pusė ką? Mes žaidžiam naujesnį regbį, mes žaidžiam platų, greitą žaidimą, tai kas šiai dienai Latvijam yra neparanku, ir turim greitus kraštus, greitus atakų užbaigėjus, tai čia, manau, mūsų kozeris. So the guys that I've got in the squad are the best players that I've got. The big problem, obviously, we would like to have every Lithuanian that's playing abroad in the squad, but it's not always possible because the clubs are at the start of their season in autumn. So but I'm pretty happy with the guys that I've got. It is the best players in the country, and I'm pretty sure that they'll do themselves well on Saturday. Tikiuosi pergalės, bet realiai suvokiu, kad čekų komanda yra pakankamai aukšto lygio, su kuria bus sudėtinga komandai žaisti, bet aš manau, kad ir su Latvijais taip pat nebus lengvos kovos, kuri, manau, bus permaininga, bet aš tikiu, kad pirmose rungtynėse, bent jau pagal komandos, kaip žaidžia, kokiam lygiai, kaip čempionatai, tai manau, kad turėtų pasiekti pergalę. Su čekais aš labai tikiuosi, kad turėsime apylygų rezultatą, galbūt kuriuose gale rungtynių spręsis galutinės rezultatas. Tai būtų, manau, geras scenarius. Again, as a coach, coaches are never really satisfied. You're always trying to push guys to their maximum. But at this stage, I'm pretty happy where we are. I think we are ready for this weekend's game. Latvia are probably slightly ahead of us in terms of their preparations because they've played one game already. But I'm very happy where we are. Latvių ir čekų varžyboms nesiruošiam kažkaip tai specialiai, nedarėm kažkokių tai didelių pokyčių, keitimų ar kas liečia patį žaidimą. Tai realiai vyko tik tai bendros treniruotės, kurios ir dabar vyksta, žaidimo plano pasikartojimas, taktikos, galų gale žaidėjų pozicijų sudėliojimas, ką galime maksimaliai šiai dienai. Ir manau, šiandien dienai turim maksimalią sudėtį, ką galim turėti, ir esam pasiruošę. Manau, kad mainų programa, kuri vyksta su Pietų Afrikos Respublika, su mokyklomis, kuriuose mokinasi ir žaidžia mūsų jaunieji talentai, jie ateityje sugrįš ir manau, kad turėsime labai pajėgią rinktinę, kuri galbūt nustebins ne vieną komandą Europoje.